Sveiki, norėčiau pakalbėti apie šią užduotį, kai reikia surasti kitus taškus esančius arčiausiai žinomo taško. Pirmiausia, pasižiūrime sąlygą. Masyvuose turime koordinačių plokštumos taškų koordinates. Kasgi yra iš tikrųjų nurodyta? Pradžioje yra nurodyta, kad bus 10 taškų ir vienas žinomas taškas su koordinatėmis 7, 2, x 7, y yra 2. Tai mūsų taškas čia yra x0, y0. Mums reikia paskaičiuoti ir rasti toliau pateikiamų taškų x ir y pagal koordinates atstumus ir rasti, kurie 3 taškai randasi arčiausiai šito žinomo taško. Kaip šitą užduotį reikėtų suprasti? Suprasti reikia taip, kad mes turime koordinačių sistemą, kad kažkurioje tai konkrečioje vietoje yra nurodytas taškas su koordinatėmis x0, y0, tai yra žinomas taškas, na, o toliau išdėlioti yra kiti taškai, pavyzdžiui, taškas 1, taškas 2, tarkim, taškas 3, taškas 4, na ir tarkim taškas n. Jų gali būti kažkiek. Ir mums reikia rasti, kurisgi iš šitų atstumų, teisingiau net ne kuris, o kurie yra mažiausi ir mažiausi 3. Kaipgi dabar surasti reikia atstumą iki kažkokio tai žinomo taško. Tai čia mums puikiausiai gali pasitarnauti Pitagoro teorema, kad kai mes turime duotus 2 taškus su koordinatėmis, sakykime, čia yra x0, y0, o čia yra x1, y1. Tai norint rasti štai šitą atstumą tarp šio taško ir šio taško, mes galime pasinaudoti koordinatėmis. Kągi mums duotų koordinatės? Koordinatės gali duoti štai šito statinio matmenis. Laukit, kitą spalvą parodysiu. Štai šito statinio matmenis ir šito statinio matmenis. Kaipgi matmenys yra randami? Mums reikia, pavyzdžiui, rasti x ašies statinį. Tai skaičiuočiau taip. x0 minus x1. Na, o rasti, tai čia šitas, vat. O rasti šį, tai būtų y0 minus y1. Na, o toliau naudojomis Pitagoro teorema, kad įžambinis kvadratas yra lygus kitų dviejų statinių kvadratų sumai. Tai bendrai formulė gaunasi mums štai tokia, o a, kaip ir minėjau, randamas iš koordinačių. Tai reiškia, a yra lygus x0 minus x1. Ir lygiai taip pat randamas b. y0, y1. Jeigu kam kiltų klausimų, iš kurio pirmiau atimti, tai nėra jokio skirtumo, nes mes keliame kvadratu ir jeigu ir gautumėm neigiamą skaičių, vis tiek mums virstų į pliusą ir būtų galima ištraukti šaknį. Ir tokiu būdu mes galėtumėm rasti atstumus tarp bet kurių dviejų taškų. Kokiagi nauda iš tų atstumų? Reiškia, mes kiekvienam taškui turėtumėm rasti atstumą ir taškus surikiuoti pagal tą atstumą. Ir 3 taškai, kurie turės mažiausią atstumą, ir bus mūsų atsakymas. Taigi, kai kursite užduotį, rekomenduoju struktūrą kurtis štai tokio tipo. Pavyzdžiui, vieno taško apibūdinimas, tai būtų kas? Tai būtų x, tik tais galima ne intus naudoti geriau, o čia double. Double x, double y ir double atstumas. Štai 3 dydžiai. Nors duomenų failai yra duodamas tik x ir y, bet bus labai patogu, jeigu mes prie koordinačių saugosime ir atstumus ir galėsime surikiuoti pagal atstumus.
Šita dalis daugumai mokinių kaip ir aiški būna, tačiau susiduria su viena problema, kai reikia išrikiuoti atsakymus ir kai kurie testai nepraeina, nes truputėlį rodo ne tuos taškus. Kurgi yra dilema? Iš tikrųjų, mano testuose yra tokie taškai, kurie turi vienodus atstumus ir tam tikri rikiavimo algoritmai kartais taškus su vienodu atstumu sukeičia vietomis. Kad to išvengti ir vis tik pasinaudoti rikiavimu, aš siūlau naudoti štai šį rikiavimą, kad į kintamasis, tai yra ciklo kintamasis, pačiame rikiavime nedalyvauja. Tai aš turiu štai taip, int jotas irgi nuo 0, kaip matote, ne i plus 1, o nuo 0, čia burbuliuko metodą aš rodau. Ir čia n minus 1 ir j plus plus. Ir dabar lyginime mes naudosime tik tais, na sakykime, masyvas pas mane tegu būna, nu gal ne a, čia būtų vis dėlto kokie nors ten taškai. Va. Taškai jotasis ir taškas, tarkim, atstumas. Aš imu jotojo taško atstumą ir jeigu jis yra didesnis, nes ieškau mažesnių, tai sakau, kad jeigu yra didesnis už sekantį tašką, j plus 1 atstumas, tai juos reikėtų sukeisti vietomis. Reiškia, taškai jotasis keičiasi su taškai į tas, j plus 1. Štai taip. Tai čia rodau tiems, kurie naudosite statinį masyvą. Kas naudosite dinaminį masyvą, tai vietoj n rašote taškai dot size. Štai taip. Va. Jeigu kam kiltų klausimas, kam čia yra tas minus 1, tai dėl to, kad mes naudojam j plus 1 ir jeigu mes paimsime paskutinį masyvo narį, tai kas bus j plus 1? Dar vienas narys už masyvo ribų ir tada jau atsirastų klaidos. Kodėl būtent šitas rikiavimas? Todėl, kad pagal užduoties reikalavimą yra taip parašyta. Jeigu yra keli taškai vienodų atstumų, pirmiausia reikia spausdinti tuos, kurie ankstesni sąraše. Tai negali būti tokiu atveju, kad pavyzdžiui, 3 taškas ir tarkim 4 taškas, kurio čia nematome, yra su vienodu atstumu, bet susikeitę vietomis. Taigi, kad jie nesusikeistų vietomis, reikia panaudoti būtent šį burbuliuko rikiavimo metodą. Sorto nenaudokite, dėl to, kad visi turit mokėti, kaip panaudoti rikiavimo algoritmą. Na, o čia reikalavimuose, kaip matot, reikia sukurti funkciją, bet siūlau naudoti ir daugiau funkcijų. Na, tikiuosi šito paaiškinimo išspręsti šiai užduočiai užteks.